You're going for the nails to be done. They're not getting done, they're getting removed. Buvau užsukęs šiandien į plaukų į kirpyklą, blemba. Tai po pusvalandžio tik tais mane priims, bet Emi reik nagus sutvarkyti, nes jau show me your nails. Pas jie buvo ilgi nagai, tada jinai juos nusikirpo ir dabar ataugia. Negali taip mergiotė vaikščioti, reikia ją nugabenti į saloną ir tuo tarpu aš eisiu susitvarkyti plaukų ir mes galėsime varyti. Why are you not moving? Ir vėl šiek tiek pafilmuosiu afrikietiško vaibelio, nes sugrįžau į Keniją, pasirodo. Toli nuo Kenijos nepabėgsi, va šita vieta kvepia labai kvapniausia. Iš visų čia kažkas malkas susikrovė vištos narvuose. Drabužių, daug labai drabužių iš Labdarkės ir jie pigus, jie pigiai kainuoja. Tai galima susirasti gero drypo. Aš vakar užsisakiau kelis megztinius, tiksliau, neturėjau pinigų. Pasakiau, kad pasaugotų, tai reikės grįžti ir susimokėti už juos čia, nes visai netoli nuo šitą rajoną. Mašinas, pažiūrėkit, ta prasme, atrodo, kad subirės tai. Kėbulas. Visas subražytas, sulankstytas, atlankstytas. Net afrikietiška mašina tai tokia potenciali yra, kur kėbulas buvo 100 kartų sulankstytas ir atlankstytas atgal ir tu matai, kad jisai nelygus, kad jau senovė dvelkia nuo jo. Einam dabar į saloną. Turgų mes čia vaikštinėjom ir žiūrėkit, ką sutiko. Eik tu savo, kokie gražus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, man atrodo, net 9 kačiukai. Fine. Where was it? It was somewhere here. Somewhere here. Žinot, vienas iš dalykų, kuris man tikrai labai patinka, kalbant apie Afriką, tai švieži vaisiai. Tu gali tiesiog sėdėti ant suoliuko, praeina tiesiog vaisių pardavėjas su kibiriukais vaisių ir štai pas tave rankose ananasas, pavyzdžiui. Ir savo kramsnoji sėdi. Viskas paruošta tavo patogumai. Bless them, Jehovah Father. Wabariki Bwana. Wambaga wakujua kakujue. Katika jina la Yesu Kristo. Utukuze Yesu. Utukuze Bwana. Primeskit. Varam su taksu. Ir kamštis toks, kad žmonės tiesiog ant greitkelio išlipa ir keliauja kojomis toliau. Ir man atrodo, čia tas yra normalu. Čia normalus vaibas. Žiūrėk, visa virtinė žmonių tiesiog vynioja peškom, nes kamštis stovi. Ir stovėjimo blogiausia dalis, mano akimis, yra ta, kad išmetamosios dujos automobilių, jos baisiai smirda. Ten sėdi, tai mašina nėra kam kvepuot, karštą jie kondiškių nenaudoja. Taip ir gaunas. Okay. Tai bičias pardavinėja kažkokį... What's the name of this thing? No, not your face, not your face. Just the thing what you're selling. What's the name of this thing? Mukombe? Yeah. Okay. So I'm taking... Perku va tokią šaknį. Ir what's the effect? What does it do, this thing? That's manpower. Manpower? Yeah. So I will be with a boner?
Can I chew it or no? When you chew it, you apgadriava. Okay. Žodžiu, nusipirks. You have high libido now? Yeah. Nusipirkau šaknį tokią. It's pretty good actually, try it. No, it's so red. It's so cold. Nežinau, kas čia tokio, bet visai skanus dalykėlis. Sako, jį turi kramtyti ir tipo for manpower, vyriškumą didinantis dalykas, gerinantis. Nežinau, kiek tiesos, jie visi tą patį sako apie kiekvieną nesąmonę, kurią graužia. Žodžiu, marketingas. O mes toliau judam. Tai kur mes atvažiavom ir ko atvažiavom? Atvažiavom į CBD. Čia yra Central Business District ar kažkas tokio. Emi, what does like CBD is that Central Business District? I don't know what it means. It's so CBD. Žodžiu, kažkas. Bet labai daug parduotuvių visokių ir labai pilna žmonių tiesiog. Tai tuoj parodysiu vaibelį. Judam. Yra pavojus, kad iš manęs nusnečins ragelį, kol einu ir filmuoju. Tai primeskit, kokią auką darau. Dėl jūsų, viskas dėl jūsų. Kad susipažintume su šita kultūra ir patys po to nuspręstume, ar jums įdomu čia apsilankyti ir pasižiūrėti ar ne. Šiaip, jeigu taip trumpai, tai labai rekomenduoju. Nėra taip baisu, kaip gali pasirodyti, ar ne? Nu, daug žmonių, kai kurie ne visai pasiturintis, tokie žemiau skurdo ribos gyvenantis žmonės ir vis tiek žmoniškumas vyrauja, pozityvas vyrauja, žmonės faini, geranoriški, sukalbami. Šiaip žmonės, sakau, man labai patinka afrikiečiai. Aš likau nustebintas, kai galvojat apie Keniją, išmeskit visus stereotipus, kuriuos žinot apie Afriką. Nesusidūriau su nieko, nieks manęs nebandė apvogt, nuskemin net nebandė manęs. Aišku, korupcija jo, bet other than that, nu ir suprantama, mėgsta žmonės pinigus, kartais daugiau nori už servisą paimti iš tavęs, bet tik dėl to, kad tu iš esmės gali sau leisti, ar ne, daugiau sumokėti. Jie prasčiau gyvena už mus ir aš jų nekaltinu dėl to. Tai va. Matot kiek liaudės. Tiek visokių visko pardavėjų, jog aš nesuprantu, kaip žmonės, kaip čia kažkas kažką nusiperka. Nu, turiu omeny, kad ant tiek daug visko, bet ir žmonių daug. Gal dėl to šitas verslas ir veikia. Atrodo, čia norėdamas kažką parduoti, turėtum sėdėti visą dieną. Ir be garantų jokių. Pasižiūrėk. Ir čia visas distriktai, blokas, rajonas, ne? Miesto rajonas yra vat konkrečiai. We need a jar. Jar for salt? For salt. Okay. I've seen jars over there. Okay. Jo atvarėmės šiandien tam, kad nusipirkti mikserį. Nu, kad kokteiliukus galima būtų daryti. Bet kol kas ne elektronikos dalis. Visokie drabužėliai, batai, virtuvės reikmenys. You can check on the appliance store. I'll call you up and stuff. Vaikaika. Let's go. Pasižiūrėkit, kas šiandien vyksta. Koks šiandien šaršalynas. Gerai, ne ką mažiau svarbus momentas yra nufilmuoti maistą. Čia yra chicken stew su ryžiais.
Chicken stew su ryžiais ir plus vaisių miksas. Kokteilis. Kainavo viskas apie 100, apie 10 eurų. Pademonstruosiu jums afrikietišką bažnyčią, hebra. Ir mus domina ne tiek vaizdas, kiek garsai sklindantis iš jos. Jie čia varo velnius, čia klykauja. Tuoj čia prasidės. Dabar jie nusiraminę. Wale ambao wanataka watumwe, ukiingia kwa hiyo nyumba, hawatatuma uchawi kwenye nyumba, hawatatuma majini kwenye nyumba. Hakuna haja na tatuma kwa hiyo nyumba yako. Watu washikwe. Prasideda. Watoke kwa hiyo nyumba. Watoke kwa hiyo nyumba. Beba milango. Maagent wote, agent powers. Agent powers. Toka. Maagent. Čia dar nebaisu. Buvo baisu. Bažnytėlė siaučia po langais. Šitas vienas geresnių gabaliukų, nes prieš tai nelabai jas lemino. Dabar neblogas krikščionių bengeris kapoja.